Sveiki, jūs žiūrite laidą Neviešas interesas ir su mumis šiandien studijoje istorikas ir ministro pirmininko patarėjas kultūros klausimais Darius Kuolys. Sveiki. Sveiki ir sveikos. Mūsų žiūrovams primenu, kad galite spausti patiktuką prie laidos, taip pat prenumeruoti laidą Neviešas interesas, už ką būsime jums dėkingi. Dariau, pakalbėkime šiandien apie tokį reiškinį, kurį pats pavadinai Mažąją Rusiją. Ar mes nevirstame, dabar iš atminties pacituosiu paties įrašą socialinėme tinkle Facebook, ar mes nevirstame Mažąją Rusiją, kurioje jau nebematysime prasmės gintis nuo Didžiosios Rusijos? Kodėl atrodo, kad mes galime virsti tuo reiškiniu, kurį įvardyji Mažosios Rusijos vardu? Ačiū, Vladai, už klausimą. Pats esu domėjęsis Lietuvos-Rusijos santykiais nuo senų laikų ir tai kovos vykstančios šimtmečius. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės su Maskva ir mūsų lietuvių, pavergtų lietuvių Rusijos imperijoje. Ir visą laiką šitoje kovoje Lietuva stengiasi išsaugoti savo tapatybę. Neperimt rusiškojo mentaliteto. Mes esam laisvų žmonių tauta. Maskva yra despotija, tironija. Maskvos kariai yra tirono kariai. Mes turim žiūrėti ir į juos su atjauta, nes jie neturėjo pasirinkimo. Jie yra, kaip sako per sukilimą mūsų universiteto profesorių rašytose kalbose, per Tado Kosciuškos sukilimą, jie yra žudimo mašinos. Dėl to, jeigu jie bėga nuo caro, juos globokim, jų nežudykim, juos gelbėkim, įrodykim jiems žmoniškumą. Mes esam laisvės žmonės, mes žinom, už ką kaunamės. Mes kaunamės už savo laisvą tėvynę ir už savo pačių laisvės ir teises. Ir ta takoskyrą visą laiką lietuviai mėgino išsaugoti, kad jie netaptų maskvėnais savo dvasioje, netaptų tirono valdiniais. Ir štai ta Mažosios Rusijos metafora yra iš bičiulio Leonido Donskio. Jis stebėdamas dar anksčiau Lietuvos politinį gyvenimą yra įspėjęs, kad mums gresia tam tikras pavojus, kadangi mes iš Sovietijos išėję, tų įgūdžių dar labai daug, darytis iš Lietuvos Mažąją Rusiją ir tada iš tikrųjų nebebus tos ribos, nebebus skirties. Ir lietuviai galės klausti, dėl ko? Dėl ko mes grumėmės, dėl ko kaunamės, jeigu mes nebetekom laisvos tautos tapatybės, laisvo žmogaus tapatybės. Tai dėl to, man atrodo, labai pavojingi yra mūsų persitvarkymai viduje, kai sakom, va štai buvusi prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėja Daiva Ulbinaitė, dabar Seimo narė, Tėvynės sąjungos narė, sako, kad laikai pasikeitė, nebe Sąjūdžio laikai. Dabar mes jau apie laisvės nebeturim kalbėti. Tai yra labai pavojingas kalbėjimas. Vadinasi, mūsų išsilaisvinimo kovos neturėjo prasmės, ar ne? Sąjūdžio idealai neturėjo prasmės. Viskas. Dabar mes turim tapti tokia pat prievartos mašina, kaip yra despotija Rusija. Čia yra labai pavojingos kalbos, kad mes galėsim baust žmonės už nuomonę. Dabar kriminalizuojami yra net tokie dalykai, kaip klaidinanti informacija, iškreipianti mokslo duomenis. Kas yra mokslas humanitarikoje? Na, pavyzdžiui, guvus jaunas istorijos mokytojas suabejoja Alfredo Bumblausko per LRT skelbiamom istorijos interpretacijom, ar ne, pradeda jas kritikuoti. Jis jau dezinformaciją užsiema. Ar gimnazistas tą daro? Tai va štai požymiai, kad mes mėginam kurt orvelišką tvarką, grįžt į tą tvarką, prieš kurią sukilom 88 metais. Šitų požymių labai daug. Ir deja visuomenė kartais praradusi moralinį jautrumą, laisvės geismą. Laisvė, žiūrėk, nebėra vertybė, kuri turi būti ginama mūsų ir įstatymų įtvirtinimą. Mes turim kovoti su rusų propaganda, mes turim atremti informacinius karus. Bet kas nutinka? Štai pradedi žiūrėti į mūsų informacinio karo fronto karžygius. Tuos herojus, kurie narsiai kovėsi su rusiška propaganda. Ir štai ėmiau ir pasiūliau visuomeniai Lomonosovo, arba kaip jaunieji žurnalistai Lietuvos, jo nežinodami, kas tai, sako Lomoncovas, skambina, ką jūs galite pasakyti apie Lomoncovą, nelabai suprantu, paskui išsiaiškinu, kad tai yra Lomonosovas. Tai va tas Lomoncovo arba Lomonosovo testas
Tai yra toks metodas sociologijoje tyrimas veikiant, kai tu išprovokuoji tam tikras pozicijas. Jis atskleidžia labai įdomų mūsų visuomenės paveikslą. Ir pasirodo, kad Lomonosovą literatūros programoje, ne gamtos mokslų, ne kur nors kitur, ne istorijos, bet literatūros programoje, tai yra šovinistinio pobūdžio, imperializmą propaguojanti, lietuvių tautos teisę egzistuoti neigianti. Iš esmės, tai yra lietuvių tauta ten yra vadinama rusais. Lietuva vadinama Ruse. Iš esmės, mūsų subjektiškumą, mūsų istoriškumą neigiantis tekstai, kuriuos mes 4 metus skelbėm savo vaikam ir ukrainiečių vaikam, kurie leidžiami buvo į rusiškas mokyklas, juos dabar pradeda ginti tie propagandistai, tie informacinio fronto kariai, kurie kovojo su Rusijos įtakom. Jie pradeda piktintis, kodėl Lomonosovo klausimas keliamas. Ir tada tu supranti, kad ta mūsų parengta propagandistų kariauna visa, gerieji, čia kovos angelai, šviesiosios jėgos. Šviesos kariai. Šviesos kariai pasirodo, kad jie ne tėvyniai ginti skirti ir nėra pasiruošę tėvynės ginti. Jie pasiruošę ginti tik Tėvynės sąjungą. Ir jie masto ne politiškai, ne valstybiškai, o genties sąmonė yra. Tiesiog partinė genties sąmonė. Mes ginam savus prieš savus. Čia labai svarbu, genčių karuose jie gali dalyvauti, bet valstybės gint, politėjos, laisvų žmonių bendruomenės jie nesugeba. Čia yra savarankiško mąstymo stygius ir jis labai akivaizdžiai atsiskleidžia. Ir man tokia labai graudi paralelė. Žiūrėjau šitos propagandistus dabar, kurie išeina į viešumą ir Lomonosovo testo ištikti, tai palūžta staiga. Ir prisimenu labai liūdną dalyką, tų išmuštruotų tėvynės sargų, kurie savarankiškai nemąstė, buvo tam tikri alaviniai kareivėliai, 40-ųjų metų jų patirtis. Valstybės saugumo departamento tarnautojai, uolus, patriotiški, kurie buvo siunčiami bolševikų suiminėti lietuvių karininkų, lietuvių intelektualų ir atidavinėti Rusijos rankas. Rusai vežė į Maskvą, žudė mūsų karininkus ir intelektualus, o suiminėjo juos valstybės saugumo departamento pareigūnai, kurie uoliai vykdė užduotis. Taip pat tie patys valstybės saugumo departamento pareigūnai, kai ateina naciai 41 metais, jie gauna nacijų įsakymą ir dalyvauja pogrome Vilijampolėje, žydų pogromai. Dalyvauja žydų žudynėse. Tie patys dorai išmuštruoti alaviniai kareivėliai. Tie patys patriotai. Tai man tokia paralelė. Jeigu mes neturėsim savarankiškai mąstančių žmonių, tie mūsų šviesos kariai gali būti nukreipti prieš bet ką. Ir dabar jie nukreipiami prieš savus. Tai čia yra rimta problema. Dėl to aš manau, kad grįžti prie švietimo, kuris turėtų ne vieno sukirpimo, ne vieno mąstymo žmonės ugdyti, bet savarankiško mąstymo, laisvo mąstymo žmonės ugdyti, būtinai reikia. Kaip atsitiko, kad kažkam apskritai šovė į galvą mintis, kad Lomonosovą reikėtų ginti, išlaikyti jį programuose, sakyti, o kodėl dabar mes jį turime šalinti, gal tada visus reikia šalinti. Šita argumentacija, kas ją labiausiai pasižymėjo ir kaip tie žmonės apskritai, kokia jų logika yra, kaip jie aiškino, kodėl jie gina tą savo Lomonosovą? Aš mėginu suprast. Iš pradžių pamačiau projektus, kadangi domiuosi švietimu, kažkada Meilės Lukšienės pasodintas pats dalyvavau programas rengiant, redaguojant įvairių dalykų programas. Nuo to laiko turiu tą ydą, skaitau projektus. Ir pamatęs, kad mes įsirašom 22 metai, vyksta karas, Rusija veržiasi į Ukrainą, mes įsirašom lietuvių piliečiam, rusakalbėm lietuvių piliečiam ir dar baltarusius ir ukrainiečių vaikus suvarom į tas mokyklas ir mes juos mokom pilietiškumo ir patriotizmo iš Michailo Lomonosovo kūrybos. Formuluotė tokia: tauta, pilietiškumas, patriotizmas Michailo Lomonosovo kūryboje. Kaip literatas Lomonosovas niekad nėra mūsų programuose buvęs. Jis buvęs yra istorijos programuose sovietmečių, bet mes jo iš sovietmečio kaip literato nepažinojom, nes jis šlovino imperinius Rusijos karus, tokia šovinistinė dvasia, rusų turi bijoti visas pasaulis, tą jisai skelbia, ir jo sovietai neįsileido kaip tokio, imperinio šovinistinio autoriaus. Ir pradėjau galvoti, o kodėl mes jį dabar niekad nebuvo, staiga įsivedam.
Ir pradėjau žiūrėti, rusai labai iškilmingai, jau Putino laikai šventė Lomonosovo 300 metų jubiliejų. Ir būtent Vladimiras Putinas, Stalinas mėgino Lomonosovą aktualizuoti labai irgi, jo šovinizmą. Ta patį darė Putinas, tik dar labiau. Putinas aktualizavo būtent ne dėl meno, ne dėl estetikos garbinamas yra Lomonosovas, o dėl imperinės propagandos. Ir čia labai svarbu, kad pavyzdžiui yra Puškino žodžiai apie Lomonosovą, kad labai prastas rašytojas ir negalima jo duoti vaikam ir visuomeniai skaityti. Ir čia matot, kas prasidėjo. Žiūriu, Ainiaus Lašo skaitau, kuris Rusijos ekspertas, gavęs mokslo tarybos finansavimą Rusijos lietuvių santykiam tyrinėti kažkada. Jis sako, kodėl tada ne Lermontovas, kodėl ne Puškinas, kodėl ne kiti rusų autoriai. Ir čia aš manau, kad yra mūsų neraštingumas, kultūrinis neraštingumas, lygint Lomonosovą su rimtais. Bet Rusijos ekspertais vis tiek tampama Lietuvoje. Bet pasižiūrėkit, kas yra. Yra rusų literatūra, kuri sudaro pasaulinę klasiką, pasaulinę literatūrą. Mes galim kritikuoti Dostojevskį, matyti jį kaip pavojingą mokytoją, matyti jo ir imperializmą, matyti jo antisemitizmą, bet tai vis dėlto yra didelė literatūra. Kaip Mandelštamas, kaip Nabokovas, kaip Bulgakovas. Tas pats Puškinas yra didelis poetas. Lermontovas maištingas poetas prieš rusiškai carizmą kovojęs. Tai vat juos mes turime matyti ir pažinti kultūringam žmogui, išsilavinusiam žmogui, juos reikia. Tai yra pasaulinės klasikos dalis, pasaulio literatūros dalis. Ir dabar sakyt, kad menki propagandiniai autoriai jiems prilygsta arba kodėl neišmetam Dostojevskio, jeigu turim Lomonosovą, yra, tokia ir logikos, ir kultūrinė baisi klaida. Šiaip mes turim būti europiečiai ir atviri turim būti, bet savo vaikam liet nuodus į smegenis. Čia yra nusikaltimas. Kodėl apskritai tiems žmonėms, turbūt ten ne tik Rusijos ekspertas pasirodo Ainis Lašas, bet ir kiti, kodėl jiems šovė į galvą ginti Lomonosovą? Čia matot, mes neišaugę esame iš genties karų. Partijos yra suvokiamos kaip tam tikros kovojančios gentis. Čia Beresnevičiaus ta idėja. Esam kovojančių genčių konglomeratas, bet dar ne respublika, dar ne valstybė. Čia jokiuosi, jeigu koks nors socialdemokratas dabar pasmerktų griežtai Putino terorizmą, ar neatsirastų tarp brolių konservatorių jų rėmėjų, kurie užsistotų nuo socialdemokratų išpolio Vladimirą Putiną. Yra gentinis mąstymas. Ir jis yra labai pavojingas, nes pavyzdžiui, kai bolševikai ėjo 40 metais, buvo krikščionių demokratų, dorų krikščionių demokratų, kurie tikėjo, kad Stalino rankomis mes sutvarkysim tuos metodininkus, ar ne? Smetonos režimą nusiversim. Deja, greitai labai sušaudyti buvo tie krikščionys demokratai, bolševikų sušaudyti, kurie taip manė. Tai va čia reikia galvoti apie tautos solidarumą. Apie pradėti mąstyti politiškai, pradėti mąstyti valstybiškai. Visi mes, nepaisant idėjinių skirtumų, pasaulėžiūrinių skirtumų, esam tos pačios valstybės vaikai, tos pačios valstybės piliečiai. Ir turim susitarti čionai tarpusavį. Bet Dariau, kaip apskritai atsirado Lomonosovo švietimo? Čia yra klausimas. Dabar čia tas gynimas jo, vyksta genčių karai ir čia atsiranda galimybė pakovoti už savus. Bet kažkaip tai atsirado Lomonosovas tose programuose mūsų. Kaip jis ten atsirado? Projektuose aš klausiau, kodėl. Man buvo atsakyta, mūsų ekspertai išmano geriau. Ką daro mūsų ekspertai? Mūsų ekspertai rusistai, aš jų nekaltinu, jie geri žmonės, jie dirba mokyklose. Jie nėra perdėm savarankiški. Jie žiūri, kas yra Rusijoje, ar ne? Rusijoje staiga atsiranda Lomonosovas. Ir jie persirašo į programas ir sako, mes negalim 18 amžiaus literatūros dėstyti be Lomonosovo. Kodėl jie nepaaiškina? Patys gal nėra iki galo ir perskaitę. Čia yra dar toks dalykas, kad mes labai dažnai reiškiam nuomonę nesusipažinę, neišmanydami. O iš tikrųjų, kaip tu gali dėstyti vaikam autorių, kuris neigia lietuvių tautos teisę egzistuoti. Ir sakyt, kad mokykimės pilietiškumo iš jo, mokykimės patriotizmo. Tu diegi rusiškai šovinizmą. O dabar tie patys šviesos kariai, kurie diegia rusiškai šovinizmą, neįsigilinę, galbūt įsivaizduojantis tik esą Rusijos ekspertai įgrūda Lomonosovą į švietimo programas, dabar jie kovoja su priešiška propaganda ir dezinformacija. Būdais, kurie vėlgi mus suartina su Rusija, o netolina nuo jos.
Taip. Tai tos pastangos paverst Lietuvą Maskva, antrąją Maskvą ar mažąją Maskvą yra labai grėsmingos mum. Ir dėl to aš manau, kad visos partijos turėtų prisiminti savo demokratinės tradicijas. Tiesa, konservatoriai Tėvynės sąjunga yra nauja partija. Ji kildino save iš sąjūdžio. Ir aš manau, kad Tėvynės sąjunga turėtų šiandien prisiminti tas sąjūdinės tradicijas savo. Sąjūdžio idealus, laisvas žmogus laisvoje tautoje, laisvas žmogus laisvoje tėvynėje. Čia buvo Vaičiulaičio Valentinoje keltas šūkis, kurį Albertas Zalatorius, vienas iš sąjūdžio žmonių, literatūrologas, 88 metais formulavo, kad štai yra garbingas imperatyvas, laisvas žmogus laisvoje tautoje. Kurkim tokią Lietuvą, neužmirškim laisvo žmogaus, nes nebus laisvos tautos be laisvo žmogaus. Mūsų žiūrovams noriu priminti kad paraginti, kad pasižiūrėtų laidą rodytą, skelbtą per Žinių radiją, kurioje kaip tik ir diskutavo Darius Kuolys su buvusia Dalios Grybauskaitės patarėja Daiva Ulbinaitė, kuri dabar yra aktyvi Tėvynės sąjungos narė, Seimo narė, šviesos karė, ne tik Seimo narė. Ir šitoje diskusijoje kaip tik ir pasitvirtina tai, apie ką šiandien kalba Darius, kad šitie žmonės net diskutuodami parodo savo politinę kultūrą ir ne tik politinę kultūrą. Kokie buvo pirmi argumentai Daivos, kaip jį pradėjo diskusiją? Štai Darius yra premjero patarėjas ir todėl dabar turi atsakyti į visus klausimus ir ginčyti su ją tik kaip premjero patarėjas, ne kitaip. Iš karto bandoma pastatyti žmogui kažkokią situaciją, kur svarbu ne jo mintis, ne jo argumentai, ne turinys to, ką jis sako, ne jis pats, bet tai kokia dabar jo pozicija, kieno jis yra patarėjas, su kuo jis yra komando, ir jeigu nesutais, tai vadinasi jau kažkas blogai. Ir dar plus galbūt pakišinėja kažkaip premjerą, turėdamas tokią poziciją, o ne kitokią, juk negali žmogus turėti savo pozicijos pagal tokius kaip Daiva Ulbinaitė. Na ir kitas argumentas, jeigu tai galima pavadinti argumentu, tai turbūt negalima pavadinti argumentu, buvo bandymas pasakyti oponentui, kad jis nieko nesupranta, nes jis gyvena praeitimi, ir tada Daiva Ulbinaitė pradėjo vartoti, jai matyti labai patinkantį, bet nelabai lietuvišką žodį laikmetis, sakydama, kad Darius yra esą įstrigęs sąjūdžio laikmetyje, apie sąjūdžio, kaip jis sako, laikmetį jį matyti nėra labai geros nuomonės, na, o dabar reikia mąstyti kitomis kategorijomis, laikai pasikeitė, žinoma, intelektualė Daiva Ulbinaitė supranta geriau mūsų laikmetį negu Darius Kuolys, kuris matyt neprilygsta Daivai Ulbinaitei niekaip jos manimu, na ir pradeda mokyti, kad štai atsilikote nuo laiko, gyvenate tais laikais, o dabar viskas yra kitaip. Pradeda pasakoti, kaip yra dabar, Darius tarytum nemato, negirdi nieko, Daiva Ulbinaitė pasakoja, jie ginčijasi taip, jie kovoja savo šviesos karus būtent tokiais būdais, tokiais žodžiais, tokiomis tiradomis viešoje erdvėje. Ta laidą būtinai paklausykite, jeigu norit pamatyti, kaip iš tikrųjų atrodo veikiantis viešoje erdvėje tie šviesos kariai ir mažosios Rusijos kūrėjai. Bet vis dėlto dabar grįžkime prie jų minties, kad būtina priimti visą įstatymų paketą, kuris, na, trumpai kalbant, kriminalizuotų dezinformaciją, kriminalizuotų neteisingą, klaidinančią ar klaidingą nuomonę. Ir čia Ulbinaitė kalbėdama užsiminė apie Konstituciją, apie jos 25 straipsnį, kur yra pasakyta, kad dezinformacija yra nusikalstama veikla. Ir grindė savo tolesnį aiškinimą būtent šio Konstitucijos straipsniu. Na, bet iš tikrųjų, gal tam yra logikos. Jeigu dezinformacija yra nusikalstama veikla, tai reikia išrašyti, kaip konkrečiai už tai yra baudžiama ir kaip mes nustatome, kas ta dezinformacija yra. Tai jeigu tik tokia buvo jos pastanga, jos ir jos bendraminčių, kurie kūrė tą įstatymų paketą, gal čia visai nieko tokio, gal iš tikrųjų, jeigu jau Konstitucija liepia traktuoti dezinformaciją kaip nusikalstamą veiklą, na, tai turbūt reikia kitose įstatymuose, teisės aktuose išrašyti, na, kaip mes tai darom ir kaip baudžiam. Reikia ir tai yra daugmaž padaryta. Matot, kas yra Daivos Ulbinaitės pataisų projekte baisiai žalinga ir ydinga. Tai išplečiama dezinformacijos samprata taip, kad bet kuri nuomonė, kuri neįtiks valdžios pareigūnam, jau gali būti baudžiama. Aš tik pavyzdį pateikiau informaciją, kuri iškreipia mokslo duomenis arba faktinius duomenis. Tai žmogaus turi savo nuomonę, jis gal nepatyrė dar visų faktų, ar ne? Nu va, Ainius Lašas sako, kodėl Lomonosovas, o greta Puškinas paliekamas, ar ne? Jis neišsiaiškino, kad Puškinas yra vis dėlto kito kalibro rašytojas, ar ne? Jis klaidina.
jis daro klaidą. Daivos Ulbinaitės įstatymą pritaikius jau galima būtų belstis į Ainiaus Lašo duris ir sakyti, ponė, dezinformuoja. Juolab, kad tame įstatymė pažymė, kad klaida turi kenkti visuomenės interesui, o čia kenkia. Klaidina visuomenę. Ainių Lašą galime jau uždaryti. Taip, bent neuždaryti, bent bauduot, pašalinti iš viešosios erdvės, nes tos priemonės numatytos. Ir sykiu yra labai rimti dalykai prie dezinformacijos. Karo kurstimas, terorizmo propagavimas, nusikaltimų žmogiškumui propagavimas ir pateisinimas. Tai yra siaubingi dalykai ir jie sulyginami yra su klaidinančia informacija, paprasta klaidinančia informacija, paprasta nuomonė. Ir čia padaroma yra, iš tikrųjų, arba klaida, arba labai rimta provokacija. Laisva visuomenė provokuojama nebeskirt, kur yra iš tikrųjų rimtas nusikaltimas, o kur yra tik tavo laisvo žmogaus nuomonė. Ir kai mes tos skirties jau nebematom, kai ribas ištrinam, tada ir susikūrėm orvelišką tvarką. Bet buvo visi tie dalykai įvardinti ir dabar visuomenės informavimo įstatyme. Visa tai yra. Ir nusikaltimų žmoniškumui neigimas, ir terorizmo propagavimas, kad tai yra baustini dalykai. Ir turi civilizuota visuomenė gintis. Ir lygiai taip pat nuo botų, nuo tų robotų, nuo kuriamos imitacinės viešosios erdvės yra priemonių, valstybės ginasi ir mes turim šitas priemonės įsivest. Bet mes neturim nukreipti įstatymo prieš laisvą žmogų, prieš laisvą mąstymą, prieš kūrybinį mąstymą. Ir ten, pati formuluotė, Lietuvos Respublikoje draudžiama kurti. Ir dvitaškis aiškinama ką, bet žodis kurti, įsivaizduokit, skamba išdidžiai. Lietuvos Respublikoje draudžiama kurti. Ir dar vienas labai irgi simbolinis dalykas, kad dabar visuomenės informavimo įstatyme tarp savokų yra nuomonė. Ir apibrėžiama, kas tai yra nuomonė. Ji gali būti ir klaidinga, bet žmogus turi savo nuomonę, savo įsitikinimus. Dabar nuomonė ištrinta. Nuomonės nebelieka įstatyme siūlomame. Vietoj nuomonės įrašoma dezinformacija. Čia labai simboliška ir orveliška. Ir dar man atrodo, ką daro šviesos kariai labai trumparegiškai. Taigi šituo įstatymu gal po kelių metų naudosis Nemuno aušra, ar ne? Arba kiti populistai. Ir jie pritaikys tada ir poniai Ulbinaitei, ir ponui Kasčiūnui, ir poniai Šimonytei jų rengiama dabar ir remiama įstatymą. Tai vat neturėt nuovokos, kad visi įrankiai nukreipti prieš laisvą žmogų, prieš laisvą mąstymą bus atgręžti ir prieš bet kurį kitą, prieš patį tave. Šitos nuovokos praradimas, savisaugos praradimas, laisvo žmogaus savigarbos praradimas labiausiai glumina šiandien. Kaip ir Daivos Ulbinaitės kalbėjimas mano minėtoje laidoje, kurią siūlau pasižiūrėti, kad suprastumėte, kaip šitie žmonės veikia, nes jų modus operandi yra tiesiog nuostabus. Vėlgi Ulbinaitė nuolat kartojo, kad Darius Kuolys kritikuoja tik kažkokią detalę. Tai, ką kalba Darius, tai tiesiog yra detalė, o yra daugybė kitų dalykų, juk dar yra ir tai, čia yra visas paketas įstatymų. Kodėl dabar kalbama tik apie detalę? Tai yra puikus būdas išvengti kritikos, išsisukti nuo kritinių pastabų, sakant, kad tai, ką oponentas turi galvoje, yra visiškai nereikšminga. Kodėl dabar taip sakoma, kad nereikšminga? Tai jeigu yra problema, tai apie ją reikia kalbėti. Ne. Pasakymas, kad tai nereikšminga, yra būdas tiesiog pabėgti nuo kritikos ir pasakyti, o aš dar visokių gerų dalykų prikūriau, dar visokių gerų dalykų siūlau. Ir kitas dalykas, ką irgi teko išgirsti, tai juk bus dar diskusija Seimo komitetuose, dar bus Seime diskusija. Tai išeitų, kam dabar apie tai iš viso kalbėti, kam kalbėti apie problemą, kritikuoti, jeigu dar bus diskusija Seime. Diskusija Seime, kuri bus viską nurašo, patylėkim ir leiskim viskam įvykti Seime. Tai man jos argumentacija, tai kažkas... Šiaip, Dariau, tavo manimu, tai būdinga šitai grupiai, kuri kūrė Mažąją Rusiją Lietuvoje? Ar tai yra tiesiog išskirtinis Ulbinaitės būdo bruožas? Aš nenoriu dabar kalbėti apie asmenį, kurio čia nėra. Mes taip nukrypom, tai negražu, nekorektiška, aš Daivos Ulbinaitės labai atsiprašau. Bet tai apie bendrą tendenciją aš noriu pasakyti. Argumentas jūs klaidinate buvo išsakytas ne kartą. Jūs klaidinate, jūs suklaidinsit kitus, ar ne? Kai turi nuomonę ir sakai, kad dovanokit, jūsų pozicijos neatlaiko kritikos. Tada yra kaip argumentas naudojamas jūs klaidinate. Ir va šitas argumentas jūs klaidinate yra iš propagandos arsenalo. Ir mes matom jau, kaip tas įstatymas bus panaudojamas propagandai. Nes daromos išlygos
Jis negalios, net įsivaizduokit, terorizmo pateisinimas, karo kurstimas, negalios žiniasklaidai. Nes žiniasklaida turi teisę eksperimentuoti, teikti pavyzdžius ir taip toliau. Tai palaukit, žiniasklaida galės mumis manipuliuoti. Mes negalėsim atsakyti net nieko. Tai yra, tokia veršių tauta. Romualdas Sikorskis, pirmasis finansų ministras, yra sakęs, lietuviai panašus į veršių tautą, viską priima nuolankiai. Tai neturi lietuviai būti 36 nepriklausomybės metais veršių tauta. Reikia pradėti ir mąstyti, ir garsiai kalbėti, ir svarstyti tokius dalykus. Mes neturim leisti Lietuvos paversti mažąją Maskvą. Ir dar nuolat kartuojama, kad negalima neigti to, kas įrodyta mokslo, arba ką tvirtina mokslas, kaip ten suformuluota. Netaip seniai turėjom pavyzdžių per COVID-ą, kad būtina buvo manyti, jeigu mokslas sako, kad virusas negalėjo būti sukurtas Uhano laboratorijoje, vadinasi, nebuvo sukurtas Uhano laboratorijoje. Jeigu sakoma, kad reikia viską uždaryti, karantinuoti, uždaryti verslus ir panašiai, tai mokslas liepia, reikėjo tai daryti. Dabar jau Fauci, vienas iš tų propagandistų šios pozicijos, jau stoja prieš kongresą aiškintis ir teisintis, bet kaip tokioj situacijoje, tai ką dabar mokslas sakė, kad reikia taip elgtis, taip mąstyti, o kitaip kalbėti negalima, net medikai buvo tildomi tie, kurie sakė kitaip tuo metu, bet jie irgi rėmėsi mokslu, tai kaip šitoj situacijoje? Matot, čia yra visiškas nesupratimas, kas yra mokslas. Mokslas nėra dogma. Mokslas nėra propagandinė klišė. Čia mūsų propagandistai žiūri į mokslą kaip į propagandos priemonę, dar vieną propagandos šaltinį. Mokslas yra propagandos šaltinis. Ne. Mokslas yra grindžiamas nuolatinė radikalia abejone. Čia yra mokslo gyvybės pagrindas. Jeigu mokslas nebejoja, mokslas nekelia hipotezių, jų netikrina, jeigu moksle neverda vidinės diskusijos karštos ir nekeliamos alternatyvos ir nemėginama svarstytų alternatyvų, mokslas sustoja, mokslas tampa dogma. Tai tokia dogma mokslas buvo paverstas sovietų, kai buvo lženauka, ar ne, klaidingi mokslai, genetika, kibernetika, uždrausti kaip klaidingi mokslai. Tai mes artėsim Lietuvoje prie tokių dalykų, kad negalėsi oponuoti. Tau pasako, pristato istoriką, pristato kalbininką, viešą oficialų, ir tu nebegalėsi jam oponuoti, nes čia yra mokslas. O abejonė nebegalima, ar ne? Abejonė yra klaidinanti nuomonė. Dezinformacija. Abejonė yra dezinformacija. Tai va štai šitokia tvarka mėgina mums primest. Tie, kurie iš savo politinių pažiūrų padaro religiją, o dabar iš mokslo bando padaryti religiją, kur reikia tikėti vieną dogmą. Čia yra, tokio vienpusiško mąstymo yda, bet tai yra ir mūsų mokyklos yda. Čia Naglio Kardelio yra labai gera pastaba, kad mes mokykloje turėtume mokyti jauną žmogų ne tiesmukai žiūrėti, ne viena kryptim žiūrėti reiškinius, bet apeit reiškinį, dalyką, daiktą iš visų pusių. Ir jį tyrinėti, suprast daikto sudėtingumą, suprast, kad nėra tokios vienašmenės tiesos, ar ne? Gal jį ir yra, bet tiesa tai paprastai būna sudėtinga. Ir žmogus, jaunas žmogus, jis turi gilintis, jis turi mėginti perprast to reiškinio sudėtingumą. Ir dabar pasižiūrėkime į mūsų net istorijos programas. Mes esam kai kurių istorinių asmenybių atsisakę. Dėl to, kad būtų sudėtinga apie jas kalbėti. Mes supaprastinam dalykus. Mūsų literatūros programa yra visiškai supaprastinta. Mes atsisakėm mąstytojų rimtų. Pažiūrėjau į prancūzų programas dabar. Literatūra suvokiama ir kaip idėjų menas. Vincas Mykolaitis Putinas sakė, literatūra yra ne tik žodžio, bet ir idėjų menas. Mes mėginam, tokius kartais ir grafomaniškus pasakojimus įsivesti savo literatūros programą kaip literatūrą. Jeigu pažiūrėtume, net laikytų meninio, estetinio kriterijaus daug mūsų autorių įvestų šiandien į literatūrą, kaip Obama ar kiti. Bet idėjų, rimtų idėjų, jeigu Prancūzijoje moksleiviai dar nebaigia jau vidurinio mokslo, tam tikroj grandy laiko egzaminą iš Montesquieu, iš 16 amžiaus savo filosofų, nes jie turi pažinti mąstymo būdą. Mes duodam Lomonosovą ir Obamą. Bet jeigu pasižiūrėtume į savo egzaminų užduotis, pamatytume ten kartais labai paprastus tekstus, kur nėra labai gilios minties. O prancūzų jaunimas, jie mokomi mąstyti. Mes kol kas einam supaprastinimo keliu ir galvojam, kad viską supaprastinę mes turėsim mąstančią jaunąją kartą, stiprią, savarankišką jaunąją kartą neturėsim.
Mes gal turėsim tuos alavinius kareivėlius, kuriuos galima bus vienai ar kitai partijai nukreipti prieš vienas kitą. Bet tai bus labai silpna visuomenė ir labai silpna valstybė. Mes šiandien būtent turim gręžtis į savo jaunimą, kad jis būtų pajėgus, kad jis būtų savarankiškas, būtų stiprus. O švietimą esam taip apleidę, kad iki neįmanomumo. Tiesiog visuomenė, kuri žvelgia į save savižudės žvilgsniu. Aš jau nebeturiu ambicijų išlikti. Mes turim atgauti ambicijas gyventi, turim atgauti išlikimo instinktą. Šito jau kartais mūsų visuomeniai stinga. Dariau, vis tiek jau pats pradėjai dirbti ir premjero patarėjų, tai aš nenorėčiau išvengti politinio konteksto visų šitų dalykų, apie kuriuos mes kalbėjom, o politinis kontekstas toks. Ar netrodo, kad vyksta panašus dalykai kaip 16-20 metų Seime, kur rinkimus laimėjus valstiečiams, jų daugumą lyg ir turėjęs Seimas išsirinko opozicijai atstovavusi iš esmės Seimo pirmininką ir priiminėjo būtent opozicijai naudingus įstatymus. Dabar kartais atrodo, kad judama panašia kryptim, kad ir šitais klausimais, kai skinasi šviesos karių sugalvotų įstatymų projektai Seime, bet ar nėra taip, kad valdančioji dauguma nuolankiai priima jai šitos primetamus dalykus ir nemato problemos? Nemanyčiau, kad taip yra, bet tam tikro pakrikimo aš matau. Ir sutikau priimti, ilgai svarsčiau ministro pirmininko kvietimą, dar tik paskirtojo tą kvietimą gavau, ilgai svarsčiau, man jis buvo labai netikėtas, toks šokiruojantis, aš nesu socialdemokratas, nereiškiau labai dėlių simpatijų kairiai. Bet sutikau dėl to, kad tos patyčios iš valstybės, kurios šiandien šviesos karių demonstruojamos, ir tas principas, kuo blogiau, tuo geriau, provokuokim pirmalaikius rinkimus, man atrodo labai neatsakingas ir labai nevalstybiškas. Dėl to sutikau eiti ir kas, man atrodo, šiandien labai svarbu. Iš tikrųjų, kilnios kairios politikos Lietuvai labai stinga. Čia Algirdas Julius Greimas kalbėjo apie kairės kilnumą, kad kairė turi nuostabių socialdemokratų, labai garbingų socialdemokratų ir senas garbingas tradicijas. Mykolas Biržiška, ką šiandien pasakytų, tai buvo socialdemokratas Mykolas Biržiška, vasario 16 akto signataras, valstybininkas, kultūros ir politikos žmogus, kuriam rūpėjo laisva demokratinė respublika su visom senosios Lietuvos tradicijom. Tai aš manau, kad šiandien socialdemokratai, jie gali eiti bolševikiniu keliu ir veidrodiniu principu elgtis taip, kaip elgėsi konservatoriai, įvedinėdami savo tvarką ir muštrą tam tikrą ideologinį diktatą. Gali to bolševikiniu keliu eiti, bet aš manau, kad Lietuvai būtų didžiulė nauda, Lietuvos valstybė, jeigu socialdemokratai gręžtųsi į savo kilniasias kairumo tradicijas. Šiandien supriešinta Lietuva. Socialdemokratai galėtų jungti, telkti Lietuvą. Lietuvos valstybė yra ir tų žmonių, kurie šiandien yra atstumti nuo valstybės. Aš buvau šokiruotas, kai girdėjau kalbas strategijas rengiančių žmonių, kad 30% tai yra ne mūsų. Ne mūsų Lietuva. Socialdemokratai turi pasakyti, kad tie atstumtieji, tie provincijos žmonės, tie pažeminti žmonės, iš kurių dažnai elitas tyčiojasi, yra tos pačios valstybės piliečiai. Valstybė yra jų. Žmogus Lietuvoje turi jaust saugumą, turi jaust užtikrintumą, negalima iš jo tyčiotis, negalima jo žeminti, negalima jo niekinti. Ir socialdemokratai turi teisę apie tai kalbėti, ir teisę, ir pareigą. Vėl vienyti, vėl jungti Lietuvą. Mūsų politika yra socialiai nejautri, socialiai ciniška. Ką reiškia? Mes švietimą pavertėm verslu. Per 4 Tėvynės sąjungos valdymo metus mes nebeužtikrinam visiems Lietuvos vaikams vieno gyvenimo starto. Jeigu tu turi pinigų, nuvedei vaiką į privačią mokyklą, tavo gyvenimo startas geresnis. Pristigai, gyveni provincijoje, tu net negauni gyvenimo starto lygaus. Jaunas žmogus. Tai šitą valstybę, bet kuri valstybė turi stengtis užtikrinti savo vaikam, kad jie bent startuotų iš vienodų pozicijų. Jau paskui, kai pasiseks. Bet kai mes dabar iš karto į skurdo ratą, į nevykėlių ratą įsukam vaiką nuo vaikystės, tai yra nusikaltimas. Ir tai buvo daroma paleidžiant viską. Tiesiog švietimas yra sritis, kur gali užsidirbti leidyklos, gali užsidirbti verslas, susikrauti milijonus iš švietimo. Taip neišnaudojamas švietimas civilizuotame pasaulyje. Mes turim atsigręžti į tokius dalykus. Negalima leisti švietimo paversti socialinės
socialinės kovos arena, būsimų socialinių konfliktų programavimo mašina. Dabar mes esam pavertę švietimą būtent šitaip. Ir čia dabar buvo puolami socialdemokratai, kurie mėgina gesinti gaisrus sukeltus. Na ką reiškia, pavyzdžiui, pradėti išmetinėti iš mokyklų vaikus, kurie ten 10 ar kitoj klasiai neišlaiko patikrinimo. Ir taip turėjo jau būti jau kitą metą, ar ne? Socialdemokratai stabdė. Visi juos pažangieji sudirbo, kad jie nuleidžia kartelę ir taip toliau. Bet ką aš daryčiau, Ukmergės gyventojo, doro darbininko vietoje, jeigu mano vaikas lankė vidurinę mokyklą ir staiga išmetamas yra iš 10 klasės? Aš duočiau valstybę į teismą. Kodėl mano vaikas nebuvo parengtas? Ar jis turėjo psichologą, jeigu jis turėjo psichologinių problemų? Ar jis turėjo gerai parengtą mokytoją? O gal jam dėstė ne specialistas arba studentas? Vilniuje dėsto, dirba studentai. Jeigu mes neužtikrinam vaikam gero išsilavinimo, o mėginam juos iš karto rušiuot, nesuteikia gyvenimo starto, tai yra valstybės prievarta nukreipiama nedavus pagrindų. Ir čia tėvai išloštų tokias bylas. Tai vat, kai socdemai stabdo užprogramuotus konfliktus ir paliktus konservatorių, aš esu šiuo atveju socdemų pusėje, nors nemanau, kad vien gaisrų gesinimas yra pateisinamas. Ne, mes turim tiest bėgius ateities švietimui ir dabar turi tai daryti, socialdemokratai turi tai daryti. Mes negalim tik pataikaut visuomenės nuomonė. Na ką reiškia, ateina ministrė ir sutrumpina mokslo metus. Tai ar mes norim išsilavinusios savo kartos, ar mes norim nieko neveikdami staiga gauti žinių ir tapti viskuo. Taip nebūna. Mes turim dirbti, mes turim uoliai plušti, kad būtume stipri tauta, stipri visuomenė. Tai vat, aš matau daug susikaupusių problemų ir socialdemokratai kartu su koalicijos partneriais turi pradėti valstybiškai veikti. Valstybiškai veikti ir čia sulaukti, dirbdami būtent tuos valstybei reikalingus darbus ir pradėdami savo politiką socialiai jautresnę, padėdami vargo žmonėm, padėdami skurdo ištiktiem žmonėm, padėdami jaunom šeimom ar studijuojančiam jaunimui, jie turi turėti tuos taikinius, kurie yra šiandien pažeidžiami, kurie šiandien supriešinami su valstybe. Jie turi padaryti juos savo valstybės ištikimais žmonėmis, ištikimais patriotais. Būtent ateidami į pagalbą tiem žmonėm. Tai va šita politika šiandien Lietuvai reikalinga. Reikalinga. Mes daug laiko ciniškai žiūrėjom į kitaip mąstančius, į skurdžiau gyvenančius ir juos niekinom. Žeminom. Ir žeminom iš valstybės galios pozicijų. Tai buvo blogas elgesys labai, skaldęs Lietuvą. Tai aš manau, kad reikalingas dabar stiprus darbas ir matau tokio darbo galimybių. Matau, kad premjeras linkęs yra iš tikrųjų eiti tokiu keliu, suprasdamas, kad tai nėra lengvas kelias, bet tai nėra vienos dienos premjeras. Ir taip pat, kritiškai labai vertindamas socialdemokratų ir frakcijos darbą Seime, turiu vilties, kad, galima šiek tiek keltis. Kągi, mūsų žiūrovus raginu spausti patiktuką, jei laida patiko, prenumeruoti laidą Neviešas interesas, jei patiko ir patiks ne tik ši laida, o su jumis buvau aš, Vladimiras Laučius, mūsų studijoje svečiavosi istorikas ir premjero patarėjas Darius Kuolys. Dariau, ačiū labai ir linkiu kuo geriausios ir prasmingiausios kloties ne tik akademinėme kelyje, bet ir politinio pasitikėjimo kelyje. Ačiū Vladai ir už kvietimą ir už linkėjimus.